Tiesiog žodžio prasme pradėjau mėtyti iš vienos pusės į kitą, tai, žodžiu, linksma. Pasiliksim gyvi. Aš tai kad gyvi, aš kažkaip gan ramus, bet kad apsivėmė, tai yra nemaža tikimybė. Labas rytas. Labas rytas. Šiandien sveikinamės paskutinį kartą iš Dalato. Atsikėlėme ir vyksime į Natrangą. Tai dabar atvykome prie vienos vietos, tikliau nuo vienos kavinės buvo nurodyta, kad išvyksime. Tai čia dabar atsisėdome ir laukiame savo miniveno. Kuris turėtų žiūrėti po pusvalandžio. Po pusvalandžio. Kažkas tokio. Tai prisėdom kavinėje, kuri nurodyta, iš kur turi pasiimti. Galvojam, kad nieko čia užsisakysim, bet jau atnešė arbatėlę, jau tuoj žiūrėsim meniu. Realiai nieko nereikia užsisakyti, tau viską atneš, tu tik suvokė. Nu, žiūrėsim, ar čia nemokama ta arbata, ar paskui kažkiek priskaičiuos, nes kaip ir neužsisakėm. Bet jie atvežius mūsų tas minivenas, tai mes važiuosim jau ir viskas. O šiandien kelionės tikslas kaip ir yra Natrangas, tai dar viena paplūdimio zonos vieta. Iš žemyninės dalies pereinam į vėl vandens dalį. Gabrielė labai aiškiai džiaugiasi tuo, nes jau nori vėl išeiti iš miesto ir daugiau pajausti ramybės galbūt. Ar ko? Paskutinė arbatėlė, o kokia stipri. Šiaip labai stipri žalia arbata. Nu, atsargiai. Thank you very much. Thank you. Nu ką, pirmieji atsisėdom į autobusą. Patys pareigingiausi autobuso dalyviai. Entuziazmu, kad mes vieni čia būsim. Gali būt. Tai va, bet čia fainas autobusukas visai. Miniveniukas toks. Ir važiuosim. Matau, aš žiūrėjau, ar bus man kas nors kompiuteriui krauti, tai bent jau yra telefono pakrovimai. Nu, viskas. Bet čia faina, mes priekį sėdėm, tai mums daugiau vietos negu ten. Ir kiek mes turėsim? 3 valandų kelionę? 3 valandų kelionę, pasirinkome greičiausią maršrutą ir sumokėjome 26 eurus su centais 2 žmonėms. Taip pat 12 eurų. Taip pat. Deitas iš mūsų važiavimo į Natrangą, tai realiai aš dar bandžiau darbuoti su kompu, šiek tiek montuoti mūsų antąjį vlogą, bet tai pradeda supti. Čia realiai nėra nei sekundės atsikvėpti į vieną pusę sukasi realiai, į kitą sukasi ir supa ir taip visas 3 valandas. Panašiai, aišku, buvo ir į Dalatą su sleeping busu, bet... Dabar žymiai, turėjau dar labiau, prisisegėm diržus, važiavom dar pradžioje be diržų, o dabar tikrai, tiesiog žodžio prasme pradėjau mėtyti iš vienos pusės į kitą, tai, žodžiu, linksma, pasiliksim gyvi. Aš tai stebiu, tai kad gyvi, aš kažkaip gan ramus, bet kad apsivėmė, tai yra nemaža tikimybė. Aš nežinau, ar į Natrangą, ar dar kažkur varysim. Bet tai dar Pauliau pats išgėrė tų veimalų skonio gėrimą. Miranda tokia išgėrė vilės. Naujoviška, kur net neįmanoma gerti. Kad atsimuštų. Varom ekstreme. Nu ką, atvykom po kelionės 3 valandų su viršum į Natrangą, tai jeigu kažkas važiuojant supuoja ir yra kažkokių nemalonių jausmų dėl to, tai visiškai nerekomenduoju rinktis autobusu, nes kadangi aš asmeniškai neturiu tų problemų, man viskas gerai, bet netgi man šį kartą dėl visų tų kalnelių, dėl crazy visiškai vairuotojo, kuris lenkia kiekvieną realiai mašiną, ten, tikrai buvo šiek tiek reikalų, bet viskas tvarkojo, pagaliau pasiekėm laimingai, sėkmingai ir atvykome valgyti
jellyfish sriubos. Jo, vakar žiūrėjausi restoranas, ką rekomenduoja vietiniai, tai kadangi Natrangas garsėja jūros gėrybėmis visomis, kadangi yra pakrantėje, tai ši vieta buvo viena iš tų, kurie daugiausiai rekomenduodavo, kad būtina apsilankyti čia ir aš nustebau, kad jie čia valgo sriubą su medūzomis. Aš apskritai nežinojau, kad tas medūzas valgo, šiaip jau. Pirmą kartą girdžiu, tai bus labai įdomi ir pirmas experiences pajausti. Aš kažkaip jaučiu, kad jis ir turi tą tokį slidumą ir kaip guminuko gal kažkokį skonį. Tai bus labai įdomi pasižiūrėti. Kainos yra sriubos, kurios mes užsakėme apie 1,5 euro. Tai vėl grįžtame prie tų mažųjų kainų restoranų. Bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip viskas atrodys. Aš iš tiesų šiek tiek baiminuosi valgyti, nes nieko nėra šitoje kavinėje. Tai kaip ir praeitą mieste gidėje sakė, kad jeigu nėra žmonių, tai čia yra blogas ženklas. Tai man kažkaip biškį baisu, net iš karto Pauliaus klausiau, ar čia tikrai buvo atsiliepimų, ar čia tikrai žmonės lankėsi ir viskas čia gerai su šita vieta. Nes tokį maistą ragaujant, nežinau, kažkaip labai pasitikėjimo nekelia iš tiesų dėl viso to saugumo. Tai atsiliepimų, man atrodo, vos ne Google gal apie 1000 yra, kas yra labai šiaip didelis kiekis, bet ir šiaip jis buvo įtrauktas tas restoranas, kur darė restoraną Ąžuolas, grynai vietiniai, kur apsilankyti ir panašiai, tai vis įdomu. Aišku, žinai, gal dar pagalvojau, kad turbūt tas vietas, ką sakė mūsų gidė, čia turbūt labiausiai aktualu, tai yra maisto kaip kioskeliai, o kadangi pas mus čia yra kaip restoranas, visai didelė erdvė, tai gal bus paprasčiau. Okay. Thank you. Atnešė mūsų sriubytės, tai visai nemažas indelis, nors mes mažesnę porciją pasiėmėm. Tai matome pomidorus, matau, tas turbūt medūza yra su tais taškiukais. Čia spėjau, nes buvo ir žuvis parašyta, tai čia žuvis kažkokia, matau, šviesi. Ir standartiškai visokių žalumynų. Bet čia skirtingai, aš nesuprantu, nes ten turbūt pirmieji sos kažkoks kukuliukai. Tada čia vėl skirtingi, žodžiu, nes šiaip sunku suprasti. Šiaip labai įdomiai, jo, taip jaučiasi, kad tie ryžių nudulsai su medūza, taip galvoju, ar čia ryžių nudulsas ar jau medūza, bet turbūt tie didesni, storesni, pas mane, tarkim, ir čia medūza, ir šitas su taškiukais. Eina, sako, kaip gerai atrodo, gerai paragausi, skanaus meilė. Skanaus, aš pirmais skonių įspūdžiais. Aš žiauriai bijau valgyti. Aš tai iš karto pradėsiu nuo medūzos, aš kadangi nenoriu įsiausti. O taip, toks. Okay. Koks skonis? Tekstūrą turi panašią kaip 8-kojų kalmarų, šiek tiek, kaip tos labiau lengvą crunchy turi. Ir kaip ir sakiau, labai didelio tokio milžiniško skonio neturi, kas aš džiaugiuosi, kad dalinai nėra kaip austrės, kad labai stiprių kažkokį jūrų skonį turėtų, bet... Šiaip įdomus skonis. Bet man... Tikrai toks beskonis, bet pats tas jausmas, kai kramtai, jis įdomus. Bet man patinka. Nėra, čia jau geras dalykas, kad nėra, kad nepatiktų. Jau yra gerai. Ir labai makaronai. Tas pirmas gal restoranas, kuris tokie labai smulkus ryžių nudulsai, labai tokie ploni daryti. Kas kaina irgi man visai patinka. Čia turbūt kaip žuvies keiksai. Kas? Kokie skanūs yra tie žuvies keiksai, va šitą paragau. Šitiem? Aha, va šitą. Nes jie labai skaniai suprieskoniuoti. Wow. Tai biškai šutižom. Reikia melio. Galiu įdėti žolyčių? Ai, ne. Tai tu sakei taip. Ne, nesakiau, nespėjau dar. Nu ką, paragavom sriubytę. Tai kaip įspūdžiai? Šiaip nieko, jie tokie visai skaniai, įdomi ta sriuba. Aš
aš nežinau, ar tai yra vienas iš mano mėgstamiausių patiekalų, arba skaniausių patiekalų, kuriuos aš esu Vietname valgius, bent jau kol kas. Tai buvo skanu, gerai, įdomu, bet ar kitą kartą kartočiau, nemanau. O man tai buvo realiai skaniausias, arba kokią aš ragavau. Nes vienas dalykas yra tos medūzas, kuris jau nežinojo, koks bus skonis ir man patiko. Kitas dalykas, kas lyginant su pos ribom, kuriam ragavau ir kurias ten vertinu, ar ten geriau ar blogiau, čia yra tos su jūros gerybėm. Ir ta žuvis, kurią ragavau, tarkim, balta, yra bilin kaip skaniai. Atrodo, kad ką tik čia pagauta, ką tik čia pagaminta, patroškinta ir įdėta. Tada yra, kas labai irgi netipiška, tarkim, Lietuvos jūros gerybių restoranų ir kitiem, kad ši sriuba daroma su keliom skirtingom žuvim, tai yra ir fish cake'as, toks kaip pagrūzdintas žuvies, toks kaip kamuoliukas padarytas, su vienais prieskoniais padarytas, balta žuvis padarytas su kitais prieskoniais ir tu ragauji vis skirtingas žuvis ir žiauriai fainai, nes pas mus dažniausiai ką daro, jūros krevetės įdeda, gal kažkokias midijas ir tiesiog sriubytę, tai visiškai kitaip, žolelės viskas labai gerai ir tas pats sultinys irgi labai fainas, tai pas mane aš duodu 10 balų. Tu spėjai duosi mažiau? Aš 7. Bendras balas vis tiek aukštas. Aš tai tikrai rekomenduoju ten padaryti. Keliam į savo kambarį. Okay. Thank you very much. Thank you. Fainas. Nu ką, šitame viešbutyje būsim 4 nakteles. Okay, thank you. Telephone 0, reception 0. 0, yeah, okay, thank you very much. Thank you. Thank you, bye. Tai ką, atvykome į naują vietą ir čia praleisime 4 naktis. Nakties kaina yra 31 euras su pusryčiais 2 žmonėm. Ir žiauriai fainai, aš iš karto noriu nueiti pasižiūrėti, kas per balkoniukas pas mus yra ir koks vaizdas atsiveria. Gal, iš šono, aha. Geras. Žiauriai fainai. Man čia patinka. Tai va turėsim vaizdą į jūrą, tai žiauriai faina. Ką, pažiūrėsim, kaip vonia. Irgi faina. Galėsim maudytis. Su vaizdu. Turim kambarį su vaizdu į jūrą ir į kambarį, ir į vonią. Faina, matau, šiaip labai mažai žmonių paplūdimy, bet kas irgi žiauriai faina, neperkrauta. Tik ir labai faina buvo matyti, kad kažkas maudosi, nes kitą kartą, kai visiškai tuščia ir niekas nesimaudo, tai irgi toks jausmėlis nebūna, galbūt ar čia lyst, ar neit, ar nereit, bet šiaip žiauriai nerealus vaizdas. Grynai pakrantės. Pakankamai kol kas paplūdimis tuščias ir va klausimas, čia gali būti dėl to, kad tai yra vis dėlto miesto paplūdimis, tai o gali būti dėl to, kad apskritai šitam, aš nežinau, tu skaitai gal, ar maudosi daug kas jame? Apskritai galbūt, čia yra tokia gan didelė, plati pakrantė, visas šitas miestas driekiasi nuo tai pakrantė išilgai, daug tų viešbučių visko, tai gal tas srautas žmonių atitinkamai yra pasiskirstę, žinai, ir gal čia nėra tik labai daug ką veikti. Kad žmonės, žinai, čia sėdėtų ir dar tie karščiai labai dideliai yra, tai kad ten, žinai, jie sėdėtų ir dengsi. Gal nėra to tokio Turkijos, žinai, vaibelio, kaip sakau, arba Palangos, bet šiaip realiai bent jau iš toli tai paplūdimys yra žiauriai gerai, žiauriai fainai, smėliukas, tai aišku įdomu, žinai, kaip anksti ryte būna anksčiau ir kaip vakare, nes dabar pats tas karštis yra vidudienio. Tai gal dar irgi, žinai, atitinkamai žmonės pasiskirsto. Aš tai labai džiugiuosi, nes man jau yra kaip darbo vieta, kur galėsiu ramiai savo montuoti vlogus, nes tai Sleeping Bus montuoja, tai
dabar šitam limuzine vadinamu, kuriam realiai supuoja, aš pusiau vemti noriu, pusiau montuoju. Pusiau vemi, pusiau montuoju. Jo, ir vado supratau, kad geriausia vėjai išeitis, jeigu varysis lygoje basas ar šitais, bandykit tiesiog užmėgti. Geriausias variantas, užmėgat ir tada nėra to klimkuliavimo ir galite kelionę turėti neapsivėmę. Tai mano patarimas toks. O aš tai laukiu, kada įsimaudytis, degintis. Nes labai jau norėjau tokio laiko, nes kaip ir kad ir buvo muine praeitą kartą, tai nebuvo, kad ten labai maudėmės. Aš biškį lindau ir viskas tiesiog šiaip ramiai pasivau. Čia dabar aš noriu to laiko. Labai įdomu, jau važiuojant pastebėjom, kad į viešbutį pasidarė užrašą labai panašiai kaip Hollywoodo. Tai pas juos parašyta Vin Pearl. Vietnamo perlas, spėčiau. Taip turėtų būti. Atėjome į mūsų paplūdimį, kuriame būsime 4 naktis, 4 dienas tiksliau. Ir davė mums receptionė tokius paplūdimių bilietėlius. Tai nežinau, ir dar rankšluostė, tai nueisim pasižiūrėsim, ar čia mums jau bus paskirta kažkokia vieta tikriausiai. Ir užsiimsime, pasižiūrėsim, kaip čia viskas. Kaip kol kas tai oras pasakiškas. Karšta, tikrai karšta, bet prie vandens šiek tiek gaiviau ir žmonių praktiškai nėra, labai ramu, smėlio platus paplūdimys. Kol kas fainas jausmelis čia. Hello! Morning. Good morning. Thank you. Smėlis labai karštas, žiauriai karštas. Einu, bėgu į vandenį. Greičiau. O, koks geras. Šiaip visiškai nėra ta arbatėlė, kaip tik labai toks gaivinantis, šiltas, bet kartu ir gaivinantis. Tai labai fainas pasijausmas, jau laukiu, kada eisiu išsimaudyti. Šiaip labai krantas yra švarus, pakankamai, gerai, gal jį matau dabar šiukšliukai pasakiau, kad švarus, bet tikrai pakankamai švarus, tvarkingas, platus, smėlio paplūdimys, tai labai faina. Čia kokie vaizdai atsiveria, miestas, žiauriai faina. Labai smagu, kad nėra perkrauta žmonių daug, tai nėra vienas prie kito, nes kadangi čia kaip matom ir kiek pati domėjaus, tai visa šita pakrantė yra labai plati, labai ilga, tai tikriausiai ir tie žmonės atitinkamai pasiskirsto, dėl to nėra tokios masės žmonių. Tai tas labai faina, aš jau žiūriu, kaip žmonės maudosi ir jau laukiu, kada ir aš jau įvysiu. Kas yra dar labai faina, kad būtent šitą paplūdimį nuo mūsų viešbučio skiria tik tai visiškai minimali gatvelė. Tai kiek nori kartų gali ateiti, nori gali išeiti. Ir tas yra žiauriai faina ir tikrai yra didelis privalumas. Tai aišku, ta gatvelė mūsų ganėtinai judri. Tai kaip Vietname įprastai pereiti gatvę yra iššūkėlis, bet čia tik detalė, tai žiauriai faina ir esu tikrai labai patenkinta šitą vietą, bent jau kol kas. O paskui, jeigu būsiu nepatenkinta, tai dar galėčiau ir pasakyti, pabumbėsiu, jeigu kas. Labas rytas. Sveikinamės iš Grand Gozija savo viešbučio pusryčių vietos. Pirmieji pusryčiai čia. Jau šiek tiek įsijaukinom realiai šitą vietą, pakankamai karšta, jeigu mes Dalatė turėjome apie ten 26-28 laipsnius, tai čia vėl karščiai užkilę link tų 33-34 laipsnių, bet pačiam restorano vietoje pusryčių pakankamai vėsu, muzikėlė tokia lengva groja, tai viskas kaip ir fainai. Apie pusryčių meniu, Gabrielė, gal tu nori pasakyti, ar
Tu patenkinta tai, ką matai? Na, iš tiesų, tai viskas tvarkingai, skaniai atrodė. Buvo panašių patiekalų, kas buvo ir kitose vietose. Pats tas ryžių tortas, tada vietnamietiški blyneliai ryžių, vermičeliai šitų nebuvo, bet pasiėmiau, visai skaniai atrodė ir labai daug kas ėmė, tai galvoju, kad turėtų būti skanu ir užkepti pomidorai. Kas faina, tai kad kitokių vaisių buvo, tai pačių pasiflorų, kurias labai mėgstam, tada kiti vaisiai yra, kaip vadinasi, Prisimenu, nes aš irgi galvoju, jie, kaip tik mes bandėm googlinti, tai jie yra panašus, kaip ir sako, į ličius, bet jie yra, man atrodo, vietiniais rinkos. Ar longai, ar kažkaip panašiai. Ja. Tai bus įdomu paragauti, ar panašus skonis. Aš Tailandė esu ragavęs būtent ličius, tai įdomu žiūrėti. Ir standartiškai arbūza ar ne, o čia yra obuolys, man atrodo, jų ten tas specifinis šitas yra. Da. Man atrodo, jo, tik kitokios formos. Ir matau, vafliukų dar pasiėmė, ne? Su pasiflorų džemu, su medum užpilto ir pasiflorų džemu. Pas mane, šiaip aš realiai labai panašius variantus pasiėmiau, nes irgi vėl užsimaniau to pačiu vietnamietiškų blynelių ir ryžių keikų. Tai tik tai pasiėmiau papildomai, mačiau, kad kelios buvo sriubos, tai surinkau tom sau sriubą, kurią nelabai esu girdėjęs, bet ji man labai primena misų, nes turi tą tokią gleivietišką savo tekstūrą. Tai bus įdomu pasiragauti ir irgi panaši lengva sriubytė. Ir dar pasiėmiau vyne troškintos jautienos ir kaip neįprasta su bulvėm, toks lietuviškas visai variantas. Tai pasilgai Lietuvos. Šiek tiek. Tai tiek, ką? Skanaujam, ragaujam. Man iš tiesų viskas labai patiko išskyrus vaflius, nes vafliai jau labai tokį ketina, aišku, skaniai, paskui suvalgiau su pasiflorais pačiais, tai skanu visai, bet šiaip mažiausiai patiko. Šiaip tai viskas pakankamai gerai, sočiai ir pusryčiai kaip pusryčiai. Šiaip su vafliais yra toks dalykas, aš irgi realiai per grinai viešbučių pusryčių vietas niekad kol kas netradau gerų, nebent buvo keletas, kur patys kepa, iš karto iškepa dar šviežin, minkšti ir panašiai, čia yra toks kaip sausainės vafliai. Tai man lygiai tas pats buvo, kaip matėte, turėjau troškintą jautieną vyną padažę, tai irgi tokia šiek tiek guminė, labiau sakyčiau, guminės buvo bulvės, tokias matosi, kad vietnamiečiai nemėgsta, matyt, išvirti, normaliai, kaip mes ir jas tokias guminės čedžiančias čia padarė. O bendrai turbūt įdomiausia buvo man netgi ta pirmoji tom sau sriubytė, šiek tiek tikrai primena misų ir turi tokią lengvumą, labai gerai prieš maistą ją pagurkšnuoti ir vaisiai. Paragavome, aš pasiflorus panašu, kad taip ar sultis, ar kažką bendrai su pasiflorais tikrai daug kartų ragavęs, bet kad va taip patį vaisių imčiau, turbūt pirmas kartas aš negalvoju, kad jis ant tiek yra šiaip dėl to rūgštumo savyje. Kaip tau, pasiflorai? Aš pasifloras esu valgęs, tai man viskas okei. Viskas okei, o tas naujasis? Tas naujasis toks labai įdomus iš tiesų skonis, nes toks kaip ir kažkoks toks kvapas, lyg ir žemės būtų kažkoks va toks, žinai, bet čia labai sunku ir įvardinti, žinai, apibūdinti tą patį. O pameni ličių skonį? Bet litis gal lengvesnio tokio skonio. Ir man atrodo, kad jis saldesnis, bent jau toks, jis irgi šitas turėjo tokio lengvo rūgštumą ir kitoks. Man va tas ir patinka Azijos šalyse ragauti vaisius, nes jie tikrai turi to egzotiškumo skonio, tokio, kur visiškai naujo ir labai labai fainas ragauti. Tai jeigu matysit, kad kokius naujus neragautus, pabandykit. Gal patiks, gal nepatiks, bet bus labai iš tiesų įdomu. O bendrai pats viešbučio pusryčių, jie tą kalbėjome su Gabrielė, ar mums geriau, tarkim, praeiti, ar čia. Tai man gal toks kyla, kad jo, čia 4 žvaigždučių viešbutį ir turbūt plačiausia, kaip ir gal net pasirinkimą, sakyčiau, turi. Bet kaip svarbu ta atmosfera, man vis tiek norėtųsi ar kokio rooftopo, ar kažko į lauką žiūrėti, gerti kavytę. Kai viskas yra vietoje, tai tu toks esi vis tiek užspaustas save kaip tą pačią. Jo,
Jo, aišku, pritariu visą laiką, yra smagu tos gamtos matyti ir, žinai, vaizdų, bet aš iš tos pusės taip žiūriu, gal labiau paprašiau, nu gerai, ateinam pavalgyti, papusryčiaujam. Čia mes realiai praleidžiam mažą dienos dalį, o mes turim kambarį su vaizdu į jūrą, su vaizdais galim tiesiog išeiti pasižiūrėti, nu tai čia toks, žinai, aišku, čia pliusas būtų, jeigu tai būtų, bet jeigu tai nėra, tai ne problema, nes čia va tik pavalgom, kaip sakau, ir iš karto einam tų vaizdų pačių žiūrėti pagal pasirinkimą, tai aš... Jo, turbūt svarbiau Sąlyginai. atsiranda pusryčių vieta, jeigu tu kokią 2 savaitės būsi viešbuty ir žinai, kad kiekvieną rytą ateis ir Taip. gal net nekeis meniu, tą patį valgys, tai tada tikrai Faktas, norisi. vienareikšmiškai. Nes čia turėsim 4 dienas, tai kaip ir kinda visai nemažai, bet aš manau, kad irgi šitas restoranas tikrai, kadangi yra platus, tai tikrai pakeis kažką meniu ir va kaip tik ieškosim tų perliukų, kas yra skanu ir panašiai, bet bendrai žiūrim, tai tikrai labai labai fainai ir ką, prisimeni, kiek mes iš viešbutyje? 30 eurų naktį. 30 ar 31 euras, tai tikrai pakankamai, kai tokie pusryčiai ir bent jau tikrai mes viešbučiu džiaugiamės, vien jau savo balkoniuku, Balkoniuku, nu. patogi lova ir visa kita, dušas, šiaip dušas va geriausias, kas ką turėjome, tai kandinas. Nu va, turime ir baseiniuką. Labai fainai atrodo iš tiesų. Tik dabar įvalo. Bet aš manau, tikrai galima bus ateiti ir čia prasiplaukti. Nes aišku, kai yra jūra, tie pagrindę norisi naudotis. Ne baseinais, bet vis tiek, manau, ištaikysim kokį vakarą, kai sutems. Teisim ir pasipliškensime čia.